Milijoninės investicijos sunkmečiui bet kokią sritį verslininkų teigimu yra labai rizikingas dalykas, tačiau būtent kauniečių vartojimo įpročiai diktuoja kitas sąlygas. Teigiama, kad šio regiono žmonės, kaip ir kitų šalies miestų gyventojų, didžioji dalis renkasi maistą, kuris pagaminamas per minutę. Be to viešojo maitinimo sektorijoje plėtrą vykdantys verslininkai pastebi ir kitą kauniečių vartojimo įprotį. Tėvai renkasi tas vietas, kuriuose jų atžalos gali ne tik pavalgyti, bet ir nevaržomai žaisti. Atidarėme restoraną iš tikrųjų prieš savaitę ir jau dabar matome, kad iš tikrųjų tai mūsų restoranas yra labai populiarus tarp Kauno gyventojų. Tikinama, kad antrojo McDonald's restorano vieta pasirinkta būtent dėl klestinčio pramonės prospekto. Tai rodė ir auganti greito maisto restorano apyvarta. Greta didžiųjų prekybos centrų ir verslui patraukliame mikrorajone duris atvėręs restoranas Kaune per savaitę sugebėjo aptarnauti jau virš 10 000 lankytojų. Idėja atidaryti dar vieną restoraną Kaune kilo maždaug prieš metus ir šiandien stovėdama šitame restorane galiu pasidžiaugti, kad mums pavyko, nepaisant labai sunkių ir krizės sąlygų, ir žiemos sąlygų. Nepaisant šalyje vis dar egzistuojančio ekonomikos sunkmečio, Kaune verslininkai per pastaruosius pusantrų metų į įvairius objektus investavo šimtus milijonų litų. Tad miesto valdžia džiūgaudama, jog kuriamos naujos darbo vietos, suvokia ir tai, kad nuo to tik pilnės miesto iždas. Ir pastebima, jog verslą ypatingai vilioja pramonės prospektas, kuris dar sovietmečiu buvo niūrus pramoninis rajonas. Žiūrint į šią sankryžą pramonės draugystės, iš tikrųjų ne tik tai McDonald's, bet ir Banginės, Prizma, Senukai investuoja ir tai rodo verslininkų socialinę atsakomybę, nes anksčiau visi vaikėsi tik tai greito pelno, dabar jau ateina tos rimtosios investicijos ir gražinama ne tik tai ta aplinka, kuri teritorija vystoma, bet ir ta aplinka, kuri priklauso miestui. Ir šioje vietoje aš tikrai labai džiaugiuosi, kad verslininkai yra socialiai atsakingi ir kad tos investicijos ateina. Ne tik Kauno valdžia, bet ir ekspertai sako, kad nesitikėję, jog sunkmečių verslas investuos į provinciją vadintą miestą. Tačiau nutiko kitaip.